Labas vakaras visiems, tai susitikom čia vėl Remigijus ir Tomas. Sveiki gyvi. Po pirmo epizodo, po iš tikrųjų labai sėkmingas epizodas, sulaukėm daug jūsų skambučių, daug užklausų, daug padrasinimų, tai manau, kad einam teisingą linkme ar ne ir manau, kad tęsim savo projektą ir judėsim toliau. Šiandien kalbėsim apie pirmą kartą perkančius, tai Remigijus pristatys šiek tiek temą, apie ką kalbėsim ir ką apžvelgsim. Jo, sveiki gyvi. Tikrai buvo malonu, kad praeitą kartą prisijungėt prie mūsų visai nemažai. Buvo vienas kitas klausimas, turėjom netgi visokiausių ir susitikimų, gal netiesioginių, bet per Zoomą. Tikrai, manau, įdomu jums, o mums dar įdomiau jums viską papasakoti. Jo? Tai va, tai šiandien apie pirmą kartą perkančius, tai Remigijus iš savo profesionaliosios pusės papasakos apie dažniausiai daromas klaidas tautiečių, kaip reikėtų pasiruošti iš tikrųjų perkant tą būstą ir kiek laiko, kas yra kredito istorija, kas yra agreement in principle. Tai žodžiu, apžvelgsim tokius labai basic dalykus, bet aš galvoju, kad jie yra labai svarbu žinoti ir dažnai žmonės net nesusimasto, kas yra svarbu. Taip, viską gal apžvelgsim nuo pat pradžių iki pačio galo, kas yra svarbiausia, kad ir kaip bebūtų, namo pirkimas yra pats svarbiausias žmogaus pirkinys ir manau, tai reikia įdėti ganėtinai daug energijos, žinių, kad įsirinkti patį geriausią variantą tiek kaip ir būstą, taip pat ir finansinį produktą. Tai jo, tai mano toks klausimas būtų tada pirmas, iš karto tada važiuojam prie temos ir, sakykime, kada jau reikėtų kreiptis į paskolų brokerį, ar jau kai tu įsirenki namą, ar kai tu dar tik pradedi galvoti, kaip ta mintis atsiranda, maždaug prieš kiek laiko reikia pradėti galvoti ir kurti tas strategijas. Jo, aš gal vis dėlto galvočiau, Tomai, žinai, kad reikėtų gal iš pradžių pasikreipti ar pas brokerį, ar į banką savo nueiti, kad sužinoti savo galimybės. Manau, tai yra pats svarbiausias dalykas žmogui perkančiam pirmą namą, kad įvertintų savo galimybės, kiek gauna. Jeigu ateitumėt ar pas mane, ar pas kitą brokerį, manau, daug aspektų apkalbėtumėm, koks jūsų biudžetas, kiek depozito turit, kokios jūsų galimybės, kokie jūsų įsipareigojimai. Daug labai dalykų tai lemia. Tikrai manyčiau, pirmą gal reikėtų pasitarti su kažkom, kiek galėtumėt pasiskolinti iš banko. Tai netgi gal ir tada ir tokį kaip ir planą galima susidaryti, ar ne? Sakykime, aš noriu, mano tokia mintis, 2 metų bėgiai, aš noriu pirkti namą. Tai gal, Remigijau, jūs ir supažindintumėt, ar ne, tą klientą, ko jam reikia, kas tai yra kredito, kas iš viso yra ta kredito istorija. Mes dažnai girdim kredito istoriją, kas tai yra. Ir aš girdėjau, mes kalbėjom prieš laidą apie labai tokį įdomų faktą, pasakoju apie vienus iš savo klientų, gal neatskleisim vardų, bet labai geroj pozicijoje žmonės buvo, bet vis tiek jiems buvo sudėtinga, tai prašau. Tai žinok, Tomai, čia be abejo galiu labai daug įsiplėsti ir visa kita, ne? Kredito istorija labai svarbi, ne? Visi mes turim ją, visi bankai mus stebi, tai daug visokiausių aspektų, kas lemia gero kredito istoriją arba blogą, ne? Tai aišku, kad ir kaip būtų keista, bankam labai patinka matyti jūs, kaip jūs elgiate su kreditu. Tas reiškia, kaip jūs mokat už kreditinę kortelę, už paskolą. Aišku, labai blogas patarimas, kad pagerint kredito istoriją, eik pasiimk kreditinę kortelę. Aišku, kad negeras, bet taip ta kredito istorija pakyla, ne? Tikrai, kaip tu minėjai, aš turėjau klientų, kur tikrai labai ir finansiškai gerai žmonės ir uždirba, ir daug depozito turi, bet paprasčiausiai neturėjo jokio kredito, neturėjo nei kreditinių kortelių, nei telefonų ir paprasčiausiai reikėjo, kaip siunčiau application į banką, ne? Bankas paprasčiausiai atmeta, nes net nemato, koks vyksta. Tai tie žmonės ir uždirbo gerai, ar ne, ir vis tiek bankas jie paprasčiausiai. Nes tai gal, žinokit, matot, daug sprendimų padaro automatiniai visokiausi modeliai bankuose, ne? Jeigu būtų žmoniškas faktorius, kad tu atėjai pas banką ar bankininkas, kai aš esu gydytojas, aš tiek ir tiek uždirbu, bet nereikia kreditinių kortelių, telefonų, tai be abejo jūs gautumėt paskolą, bet čia dabar ką, suvedi duomenis, paspaudi, priima ar atmeta. Tai tokio žmoniškumo, to žmogiškaus faktorių kaip ir nebeliko, viskas palei sistemą. Ir kai jie nemato, kaip jūs elgiate su kreditu, tai sudaro sunkumo. Paprasčiausiai kartais, kai paskambini, bankas sako, kaip čia pasakyti, gal kaip silpna to žmogaus kredito istorija. Jie nesako, kad ji ir bloga, bet paprasčiausiai silpna. Ir jie nemato, ir jie jais nepasitikė. Ne? Tai netgi sakau, kartais labai kvaila būda, kai žmogus turi 2-3 kreditinės kortelės, labai lengva padaryti paskolą, o tas žmogus, kuriam net nereikia ir jis net nesupranta, kam reiktų kreditinių kortelių, susidaro sunkumai gauti paskolą, žinai.
Tai koks būtų patarimas, tarkim, ateina žmogus, jis neturi tos kredito istorijos, vis tiek tai po truputį tada šiek tiek užtruks ilgiau laiko, bet ją pradėti kažkaip rodyti, ar ne? Jo, be abejo, jau čia ganėtinai dabar tokie tie laikai, nelabai reti atvejai, kai žmonės neturi kažkokio kredito. Tas kreditas, netgi telefonas, jeigu paimtas įsimokėtinai, tai jau yra jūsų kreditas, ne? Kaip aš sakau, mano klientai, dažniausiai, kai pas mane pirmą kartą ateina, aš dažniausiai taip sakau žmonėms, kad užtrunka 6 mėnesiai, kol jie įsigyja būstą. Ne? Paprasčiausiai reikia sužinoti daug žinių, reikia kažką pagerinti ir visa kita. Ne? Be abejo, ne, ten vieną ar kitą kreditinę kortelę, jeigu jūs ir paimtumėt, tikrai nepakenks kredito istorijai, nes, aišku, gal šiek tiek pakenks, jeigu jūs pirksit rytoj. Bet jeigu jūs planuojate namuką pirkti už pusmečio, tikrai ta kreditinė kortelė nepakenks. Aišku, jums patikrins kredito istoriją, sakykime, jums išdavė kreditinę kortelę ir tikrai jums padės. Kreditinė kortelė šiaip geras dalykas. Galite mokėti atostogas ar kažką, kažkokią gauna didesnės apsaugą negu debitinė kortelė. Tai, bet, aišku, nesinori čia reklamuoti kreditinių kortelių, bet tikrai tai padeda kredito istorijai. O dabar kaip yra, tarkim, žmonės ateina, kurie sako, ir šiandieninis tas atvejis, kurį po pirmo podcast'o į mus kreipėsi žmogus ir sako, turiu ten šiokių tokių problemų su ta kredito istorija. Ar tos tokios ten kažkokios smulkios problemos, ar jau iš karto reiškia, kad mes negalim gauti paskolos ir kad tai yra neįmanoma? Ar vis tiek yra keliai ir skolintojai, kurie priima didesnės rizikas? Žinokit, tu kaip ir žinai, Tomai, toj Anglijoje tų bankų, kažkokių unijų, finansinių įstaigų ir labai daug, šimtais jų yra. Bijau pameluoti, 2, 3, 400 jų gal yra, kurie turi licencijas teikti paskolas. Ir tikrai yra tų, tokių mes vadinam specialist lenders, kas skolina tokiems žmonėms, kad kažkas praleido kažkokią kreditinę kortelę mokėjimą, ar šiaip paprasčiausiai buvo išdykę kažkokį laikotarpį, ne? Tikrai įmanoma rasti, ne? Įmanoma rasti. Yra, aišku, atitinkami kriterijai, kur bankai nori, kad būtų įvykdyti. Jeigu ten buvo kažkoks, sakykime, teistumas už kažkokį smulkmeną, jie gal nori, kad būtų sumokėta ta baudelė, ne? Kai kurie tie bankai, kur sakau, specialist lenders, ne, jie netgi ignoruoja, jeigu ir iki 500 svarų nesumokėta kažkoks ten ar telefonas, ar dar kažkas, jie tiesiog ignoruoja. Be abejo, manau, kreipės pas brokerį, jūs tikrai turės daugiau šansų gauti paskolą, negu nuėję tiesiai į banką. O būna, kad atėję žmonės, jie net nežino apie kažkokias baudas, apie kažkokias skolas, ar yra tokių atvejų? Jo, čia įdomus, gerai, Tomai, pastebėjai iš tikrųjų. Dauguma žmonių, tikrai apie kokią 15% mano tų klientų, jie net nežino, kad jie turi problemų. Dažniausiai vis tiek, kai žmonės nuomojas namus, gyvena 2 ar 3 metus, vėliau įsikrausto į kitą namą ir dažniausiai ar ten kokia bauda atėjo į tą seną adresą, tai žmonės net nežino, ne? Ir kai aš pradedu daryti, padaro patikrinimą ir kažkaip bankas atmeta. Ir kai pradedam gilintis, įsiaiškinam, kad kažkokios baudelės buvo senam adrese ir visa kita. O yra kažkur, kur tarkim, žmogus pats galėtų pasitikrinti kažkokie, ar tai yra kažkokios internetinės svetainės, ar kažkoks yra specialus provideris, kuris galėtų tai patikrinti? Jo, tikrai jų yra daug, ne, dabar gal čia kažkokių patarimų labai neduosiu, internete pilna tos informacijos, ne. Man tai labai asmeniškai patinka Kliesko, jinai yra už dyką visų pirmiausia, ir kas yra geras variantas, kad Kliesko jinai iškart sulygina 3 ar 4 kredito referencijų agentūras ir jūs jau matot. Nes turit suprasti, visi bankai naudoja 1 arba 2 kredito referencijų agentūras. Ir tarkim, gali būti, kad, sakykime, kažkokia Equifax jums rodys, kad jūsų ir stebuklinga kredito istorija, bet Barclays naudoja, sakykime, kažkokią kitą sistemą. O toj kitoj sistemoje rodo, kad jūs esate kažką biškį praleidę ar ką. Tai Kliesko tikrai, manau, neblogas variantas, visas kredito referencijų agentūras rodo ir jūs net matysit, kaip viskas vyksta ir tai ir už dyką, manau, tikrai verta turėti. Ir gal netgi pagrindinis dar aspektas, aš manau, visiems yra svarbu turėti šitas, kad pasitikrinti savo kredito istoriją. Taip. Nes kiek mes žinom, daug vyksta visokio fraudai ir jūs pasitikrinę, tikrai ne vienam klientui buvo, kad tarkim jie pasitikrina ir mato, kad kažkoks Sainsbury bankas prašė paskolos. O jis neprašė žmogus. Tai čia yra pirmas toks jau žingsnis ir įžvalga, kad kažkas jau naudojasi jūsų duomenim. Tai ne tik dėl, kad gaut paskolą, bet ir dėl savo apsaugos, kad matytum, kas vyksta už jūsų nugaros. Šiais laikais pastebiu labai tokią tendenciją, kad socialiniai medijoje atsirado daug tokių
žinovų, guru, kurie edukuoja žmonės, net galbūt neturėdami nei tam tikro įsilavinimo, ar apskritai net negali to daryti. Ar susidurėt su kažkokiais, kur ateina žmonės, klientai jūsų, ir sako, bet aš girdėjau ten socialiniai medijoje vieną ar kitą dalyką ir žodžiu, jums tenka tada aiškinti, kad, taip nėra. Žinai, socialiniais tinklais ar socialiniai medijai viskas yra gražiau. Ir mano draugai atrodo gražesni, negu jie iš tikrųjų yra, ne? Viskas yra gražiau žmonės gyvena, ir geresnis atostogas turi, viskas yra gražiau. Taip pat, manau, ir su finansiniais produktais ar namo pardavimais, kaip tu užsiėmė, ne? Viskas atrodo, viskas yra gražiau, ne? Ir gal žmonės kartais galvoja, kad kodėl jinai turi tokį didelį namą, o aš negaliu turėti. Ir aš galiu gauti, nes aš kažką žinau, jinai gal nedirbo ar uždirbo, bet iš tikrųjų kiekvieno kliento yra atskiras variantas, ne? Jeigu tavo draugas gavo, tas nereiškia, kad jūs gausite, arba atvirkštinis procesas, ne? Tai aišku, žmonės reikėtų pasitikrinti savo galimybės, kaip ir sakiau iš pradžių, ir vertinti savo galimybės ir Aš tokią istoriją apie socialinę mediją, apie apskritai tą patį nekilnojamą turtą ir tą visą pateikimą rinkai. Tai dabar yra labai populiaru daryti, vadinasi, AI staging. Tai dirbtinio intelekto padaro, kaip galėtų tavo namas atrodyti, ar ne? Tai aš esu susidūręs su tokiom situacijom, kada mane žmonės prašė, kad aš surasčiau namus ir mes ėjom kartu žiūrėti, viewing. Ir nuotraukos idealios, įspūdingos ir kas svarbiausia, skelbime nebuvo pažymėta, kad tai yra AI staging padarytas. Tai mes ėjom, aš ir mano klientas, mes ėjom su tuo lūkesčiu, kad taip ir atrodys tas namas. Tai ir aš pats jau ir iš karto supratau, kas tai yra, ir aš pamačiau tos žmonės, pamačiau jų liūdnus veidus, tai žodžiu, tai tas pateikimas, tai socialiniai medijai, dėl to dažnai aš savo klientams, kurie parduoda, sakau, kad atsargiai su AI stagingu, geriau tiesiog išsiurbti kampus ir išvalyti dulkes. Tai gal žmonėm paaiškinam, kas yra AI staging. Paprasčiausiai sukurta kompiuteriu. Sukurta kompiuterinė programa, kur, žodžiu, padaro kaip galėtų tavo būstas atrodyti, pastato sofą, pastato gražų stalą. Tai tas pateikimas yra svarbu, bet svarbu parašyti, kad tai nėra tai, nes žmogus labai nusivilia iš tikro atėję. Aš turiu labai tokį svarbų klausimą ir mes kaip nekilnojamo turto agentai labai susidurim, kai tarkim bukinam, kaip rezervuojam peržiūras, klausiam dažnai, ar yra mortgage in principle išduotas, nes jeigu pas mus paskambina, klausia, ar galite įti apžiūrėti, mes, pavyzdžiui, tokį klientą, kuris net neturi to, jau kažkaip žiūrim ne taip, kaip į tą, kuris turi. Tai ar galėtumėte, Remigijau, jūs paaiškinti, kas yra mortgage in principle ir kaip tai veikia? Mortgage in principle, ar agreement in principle, ar decision in principle, ne, tai yra pats žodis iš principo pasako, kad jau bankas, ne, jums skolina iš principo, ne. Tai tas reiškia, kad bankas negali 100% garantuoti, kad gausit paskolą, nes jis dar neįvertino namą, ne. Tai agreement in principle tikrai gal vertėtų ir pasidaryti prieš pradedant ieškoti namų, ne. Su agreement principle yra gal problema ta, kad jie galioja labai trumpai. Kai kurie bankai tik mėnesį, kai kurie 2 mėnesius, kai kurie gal 3 mėnesius. Tai, kaip žinot, tas laikas greit bėga, atrodo jau sertifikatas pasibaigė, reikia naujo sertifikato, bet turi turėti omeny, kad kiekvieną kartą, kai tikrinam jūsų kredito istoriją, norint išduoti sertifikatą, jums pasitikrina kredito istoriją. Kai kurie bankai sako, kad tai yra tik tai toks soft, lengvas patikrinimas, jų nesimato, bet šiaip reikėtų su jais nepersistengti. Jeigu jau labai jo reikia ir agentūros prašo, tada be abejo reikėtų pasidaryti ir bus visiems ramiau ir patiems, ir agentūros. Ar tai parodo lubas, kiek galėjau tu gauti paskolą? Ne, dažniausiai, aišku, gali parodyti lubas, jeigu jums reikia, kad, sakykime, jums ten reikia kažkokios sumos maksimum, ir galim gauti ant to sertifikato, agreement in principle. Dažniausiai žmonės ten sertifikato sumą darom tokiai sumai, kokie jie planuoja pirkti. Jeigu jie planuoja 400 000 pirkti, jie turi ten 40 000 depozito, jie žino, kad daugiau nepirks, nes mėnesinis mokėjimas jiems gali būti per brangus. Tai tą sertifikatą už 360 ir padarom. Nors be abejo, jie gali ir daugiau sau leisti. Dauguma žmonių gali sau leisti, bet jie ir suplanavę, kad mėnesinis mokėjimas bus 1500 ir jie daugiau nenori. Ne? Tai kaip jau žmogus paprašys, jeigu jie nori lubas, padarom ten visą aukščiausią, kiek gali gauti iš banko, bet kaip minėjau,
dažniausiai tai darom tiek, kiek jiem reikia. Apskritai su tuo biudžetu yra labai svarbu, aš iš savo perspektyvos, iš nekilnojamo turto agento, kad žmonės dažnai sudeda viską, ką turi į depozitą, tada pasiima maksimaliai, kiek gali paskolos, jau kad nusipirkti tą namą, tada įsikrausto ir kai pradeda iškraustyti baldus, jeigu nebuvo tuščias, tada pamato, kad yra kažkokių defektų, tada yra papildomų investicijų. Tai aš visada, kai nekilnojamo turto agentas, aš visada žmonėms rekomenduoju, kad reikia pasilikti tų pinigų, gal depozito to pat mažiau įnešti ar ne, gal galima šiek tiek daugiau pasiskolinti, bet turėti tą finansinį saugumą, nes įsikraušius į naują būstą, tai juo labiau kaip perki pirmą kartą, visada kažkas išlenda iš mano patirties, visada kažkas yra, ar kažkokias durys kliba, ar kažkoks langas sulūžęs, ar kažką. Ir tai kainuoja labai labai daug streso, kai tu įsikrausi, tai aš visada patariu, kad tiesiog pasilikti tų pinigų ir... Jo, tai būtinai, patys žinot, išnešėt baldus ir jau tos sienos nebeatrodo taip gražiai, kaip jos atrodė, ne? Ir be abejo, be to, kad kažkokiem remontam reikėtų turėti, nežinau, mes vadinam emergency fund. Reikėtų turėti, gal pasilikti 3-4 mėnesiam, turėti tokių pinigėlių dėl emergency, nes visko gali būti, ar tai susirgom, nebegausim algos, ar self-employed, jeigu esi, jeigu susirgai, nebegausi algos. Tai va, tą emergency fund mes vadinam 3 mėnesiam, tai reikėtų ir tokių pasidėti dėl nenuspėjimų aplinkybių, kas gali atsitikti mūsų gyvenime, ne? Aš labai, toks dar vienas dalykas, iš tikrųjų, ką noriu pastebėti, tai tie first time buyeriai dažnai pasinėri tokį emocinį pirkimą, ar ne, kur tu svajoji apie tą namą, kur tu jo nori iš tikrųjų ir tu ten įėjęs galvoji viskas, jau čia bus mano, tai dažnai tas sveikas protas yra prarandamas ir mes tiesiog būna dažnai, kad ir permoka žmonės už namus, ar ne. Tai aš pastebėjau, yra dabar... Ir pas man paskambino žmonės, su manim susisiekė, kad ne tik parduodami ieško nekilnojamo turto agento, bet ir pirkdami ieško nekilnojamo turto agento, kuris žino rinką, kuris išmano rinką, kur padėtų jiems įsirinkti. Vis tiek tų žinių bagažas yra didesnis ir kartais galbūt pasikvietus profesionalą tu gali daugiau sutaupyti pinigų, nes visų pirma jis yra profesionalas, jis moka derėtis, jis žino, į ką atkreipti dėmesį ar ne. Ir tada tos emocijos nusibraukia. Tai va čia yra toks svarbus dalykas. Aš atsimenu, mes esam kalbėję apie žmogus, kuris ateina imti paskolą, toks yra variantas pas jūs, galbūt irgi buvęs, neseniai mes aptarėm, keletą tokių mažų launų pasiimti, ar ne? Bet kas yra tokie dalykai, maži, galbūt atrodo jums kaip žmogui nereikšmingi, bet bankas juos labai atkreipia dėmesį ir stabdo nuo paskolos, ką įvardintumėte? Gal tas yra didelis skirtumas, ką žmonės mato apie savo finansus ir ką mato bankas apie jų finansus, ne? Iš tikrųjų, tas bankas mūsų tų minčių neskaito, ne? Aš ten gal, sakykime, turiu kelias kreditinės kortelės, kažkokią Klarną, 20 mokėjimų ir aš galvoju, kas ta Klarna, ne? Tai paimsiu ir sumokėsiu kitą mėnesį. Bet iš banko pusės jis nežino, kad jūs sumokėsit gal kitą mėnesį 20 Klarnų mokėjimų. Kas Klarna vis daros vis problemesnė ir problemesnė, nes žmonės labai daug perka ant Klarno tų įsimokėtinų, gal kažkokių sistemų dar kitų yra. Ir bankam dabar jau pradeda nebepatikti, jeigu yra paimta tokių smulkių, tarkim kažkokie ten batai 60 svarų kainavo ir jūs padarot per 3 kartus įsimokėti. Ir bankas paprasčiausiai mato, galvoja, kaip čia dabar tai 60 svarų negali sumokėti klientas, tai kaip jis mokės už paskolą 1500 ar kažkiek. Tai tos smulkios paskolėlės daros vis didesnę problemą, su jom reikėtų labai atsargiai. Prieš imant paskolą gal reikėtų jų tiesiog vengti. Ten kreditinė kortelė bet tos tokių ten 3, 4, 5 ir 6, 7 tikrai turės neigiamą poveikį, ne? Kad ir kaip būtų, ypač moteris, pastebėjau, labai daug perka tokių tų smulkių įsimokėjimų. Viskas gerai, nesakau, kad tai blogai, biudžetui tikrai padeda, nes mes visi, manau, planuojam, bet paskolai gauti reikėtų šito viso vengti, ne? Taip, ir tas pats iš viso apskritai dar noriu grįžti prie to emocinio pirkimo, kad dažnai žmonės, jie įvertina kaip grožį, pavyzdžiui, namo, ne kas pas mus yra viduj, kaip viskas atrodo. Aš pastebėjau iš savo pusės, kad
kad tada jau atkrenta tokie labai svarbus dalykai, kaip lokacija, pavyzdžiui, nusikaltimų, kiek vyksta aplinkui. Žmonės kažkaip į tai jau nekreipia dėmesio, jie užeina, jiem patinka, nauja virtuvė, marmurinis stalviršis, viskas. Aš sakyčiau, gal žinai, va, tas toks emocinis pirkimas gal yra iš tos patirties neturėjimo, ne? Dažnai mano tie klientai tikrai nusiperka tos prastesnius namus, ne? Nes nu, kažkaip jie susižavė. Aš vis laik sakau, neskubėkit, tų namų yra, jų bus daug, ne? Bet va kažkaip užsiciklina ir būtent šito nori, ne? Gal kažkokį, sakyčiau, poveikį turi ir gal agentai kažkaip gal pateikė ne taip, kaip turėtų pateikti, bet tikrai nereikėtų skubėti. Tų namų yra daug, ne? Vieną pažiūrėkit, kitą pažiūrėkit, nepavyko, neliūdėkit. Aš kaip vis laik sakau, nenupirkot, tikrai sekantis bus geresnis. Nebuvo tikrai. Lemta, reiškia, nebuvo lemta. Jo, nebuvo lemta ir tikrai tas emocinis pirkimas yra labai toks neigiamas dalykas. Reikėtų gal pasvarstyti, kur jūs perkat, koks transportas, koks nusikaltimas aplink tą namą, ne? Kažkokių stebuklų toj būsto pirkimo nėra, ne? Jeigu jūs gaunat kažkokią mažesnę kainą tą namą, tikrai kažkas bus negerai, ne? Ar tai draudimo bus sunku gauti, apdrausti, gal ten kažkoks upelis šalia yra, gali patvinti, ne? Ar kažkokių buvo labai daug vagysčių automobilių. Daug tokių niuansų, kuriuos turėtumėt pasižiūrėti, neskubėti, ne? Gal pasitart su agentu, ne? Netgi paskambinti Artomui, kad vat, pažiūrėk šitą namuką, pažiūrėk kokioje vietoje yra, ne? Pagrindinis dalykas, gal sakytų, nereikėtų bijoti, ne? Bendrauti, skambinti ir klausti, ne? Tikrai ta informacija yra nemokama. Mes grįžtame į tai, dėl ko mes ir darom, dėl ko ir atsiranda šitas projektas, nes kartais žmonės galvoja, mano klausimas ten gal yra per kvailas, mes dažnai lietuviai, mes taip save nusimenkinam. Tai va dėl to ir jūs net galit anonimiškai mums parašyti, nebūtinai viešai parašyti, rašykit atskirai socialinę mediją. Mes vis tiek pateikėm ir elektroninio pašto adresą UK turto strategija. Ir žodžiu, ir rašykit, klauskit ir mes visada aptarsim. Žinokit, galų gale aš darau paskolas, Tomas pardavinėja, perka namus. Aš manau, čia mūsų yra reikalas, jūs drąsiai mūsų klauskit, drąsiai sakykit, aš noriu nusipirkti, davai Remigijau, kalbėjai gražiai, padėk man nusipirkti, ne? Tai ir padėsim, ne? Tikrai padėsim, nes nu, toks mūsų darbas yra ir netgi kartais tokie sunkesni atvejai yra įdomiau, tokie kaip challenge, ne? Vat paimti, padėti kažkam, kad įveikti, kad ir šiandien, va, kur bendravom, kur apie žmogų, kur turėjo kreditinių problemų, ne? Vis tiek yra malonu žmogui padėti, aišku, reikėtų gal tą žmogų šiek tiek sudrausminti, kad mažiau praleistų mokėjimų, bet mes tam esam čia. Tikriausiai gal nėra tų neįsprendžiamų situacijų ir man patiko žiūrėti, kaip atėjo žmogus nusivylęs, galvodamas, kad nėra išeities. Pabendravęs su Remigijum, pamačiau, žmogų atsirado šypsena veide, tai va, tas yra žinokit, jeigu ir bus neįmanoma padaryti šiandien, sakykime, ar paskolos, ar jums nusipirknam, žinokit, tas nereiškia, kad po 6 mėnesių tai negalės padaryti. Šiek tiek kantrybės, šiek tiek apsitvarkyti finansus, sumažinti gal kreditinės kortelės, gal kažką pažiūrėti, ar nėra tų praleistų mokėjimų, gal kažką pakelt kredito istoriją ir tikrai šiandien nepavyko, už pusę metų tikrai pavyks ir manau, kad visi nusiperka, aš manau, ir jūs visi galėsite nusipirkti. Iš mano pusės, iš tikrųjų, aš norėčiau dar užvelgti tokį dalyką, kad dažnai žmonės pasižiūri tą namą, įsimyli ir neįvertina tam tikrų dalykų ir dažnai, aš matau, kad dažnai žmonės permoka už nekilnojamą turtą. Tai į ką aš siūlau iš tikrųjų atkreipti dėmesį, tarkim, kiek laiko tas namas yra stovi rinkoje ar ne, ar yra tos kainos kritimas iš tikrųjų. Tai va, tokie dalykai stabdo nuo to permokimo. Pavyzdžiui, netgi galima paklausti, ar yra daug peržiūrų, ar žmonės domisi. Taip. Jeigu ne, tada mes turim galimybę dėrėtis. Ir aš dažnai žmonėms sakau, kas yra parašyta internete, ar net, kokia kaina yra pateikta, tai nebūtinai yra kaina, kurią mes mokėsim, ar ne? Taip pačiai, kai parduodu, tada aš perinu į kitą pusę, kai perku. Tai aš tas abi pusės ir tas abi psichologijas išmanau labai puikiai, tai tas yra svarbu ir visada sakau, profesionalo patarimas ir dažniausiai jis gali būti, kad ir nemokamas, paskambink ar pakvies žmogų kavos tiesiog, ar ne, ten 10-15 minučių. Dabar mano toks klausimas būtų, grįžtant prie paskolų, kokie yra dokumentai pagrindiniai ir su kokiais dokumentais reikėtų eiti pas brokerį,
pirmam susitikimui? Jo, tai aišku, pats pagrindinis dalykas sužinoti iš banko, kiek galim gauti tos paskolos, Taip. kiek bankas mums paskolins. Taip. Ne? Tai be abejo, kas man svarbu kaip brokeriui, tai jeigu jūs esat employed, įdarbintas, palei kontraktą, nu, tai man reikėtų 3 mėnesių payslipų, palei juos galėtume paskaičiuoti, ar kiek ten viršvalandžių uždirbat, kokie bonusai ir visą kitą. Tai employed 3 mėnesių payslipai, jeigu esat self-employed, šiaip reikėtų, kad jūs atsineštumėte 3 metų, net mes vadinam tax calculations, kad galėčiau pamatyti, kiek per 3 metus uždirbat. Bet tas nereiškia, kad man reikės tų 3 metų. Ne? Dauguma, beveik visi bankai naudoja tik 2 metų tax calculations ir naudoja jūsų 2 metų vidurkį. Bet jeigu, tarkim, paskutinius metus jūs buvote uždirbę truputį daugiau, tai yra bankų, kas naudos tik jūsų paskutinių metų pajamas. Ne? Kiti visiškai drąsiai naudoja, netgi bankas kai kuris sako, kad nesvarbu uždirbo 10 000, o šiais metais uždirbo 50 000. Ok, mes ignoruosim 10 000, vis tiek naudosim 50 000. Tie bankai tokie gal jau special bankai, ne? Jų palūkanos galbūt šiek tiek aukštesnės, bet, nu, ką darysi, pirmą namą įsigyti, gal kažką reikės paaukoti, nes, nu ką, tą nuomą mokėti tikrai nėra malonus dalykas. Statement. Jo, banko statementų 3 mėnesių, payslipai ir jeigu self-employed 2 metų tax calculation ir be abejo man reikėtų žinoti jūsų įsipareigojimus, ar kreditinėje kortelėje, ar mašinoje, tai va šitie dalykai labai svarbus. O kaip yra su settlement statusu? Jo. Settlement, aišku, settlement tai čia kaip ir praktiškai kaip ir Britas, jokio skirtumo. Dauguma bankų priima ir jeigu yra pre-settle, irgi priima, ne? Tai be abejonių. Jeigu visiškai nėra jokio statuso, nu, tada reikėtų 25% depozito ir tikrai atsiras bankų, kas paskolins visiškai be jokio statuso. Okay. Ne? Jo, gal tomai reikėtų paminėti, kad mes galim tikrai padaryti paskolą netgi žmonės, kurie gyvena Lietuvoje. Kurie gyvena Lietuvoje, turi neblogas pajamas ir norėtų čia investuoti, tai mes tikrai turim net ne vieną banką, kas su mielu noru jiem paskolins. Ne? Tai čia gal kažkada kitą kartą apžvelgsim, arba mums daugiau kokį klausimą parašykit. Daug, kuo labiau, tuo ir daugiau. Tai žodžiu, yra įmanoma, jeigu žmogus gyvena Lietuvoje, jis gali Lietuvoje gaudamas pajamas, gauti paskolą čia UK. Taip. Jo, reikėtų apie 25% depozito. Dauguma bankų naudos pajamas, ką jis uždirba Lietuvoje. Ir tikrai jam paskolins. Be šito viso norėčiau pasakyti, netgi komercinės paskolos. Paskutinis atvejis, kurį tikrai padėjau sutvarkyti, žmogus gyvenantis Lietuvoje, norėjo investuoti į viešbutį ir viešbutis čia, jis jokių settle statusų nieko neturėjo ir tikrai mes įveikėm ir jis nusipirko bed and breakfast, kaip mes vadinam. Tai žinokit, tikrai mes tų patirties yra. Galvoju, ar mums gal pavyktų vis tiek kokiam 2 laidų, už 3 laidų pasikviesti komerciniam paskolom, kas dirba. Ir Remigijau, panaudok, prašau, savo žavesį ir kažką mes čia atsitemsim, kas mūsų paskas, nes tikrai yra žmonių daug labai, kurie nori investuoti pagal dabartinę situaciją ir kokie nauji aktai išėjo būnant landlordų, pasikeitimai visi, tai realiai turint vieną butą ir mokant paskolą yra labai sunku, su dabartiniais mokesčiais yra sunku gauti kažką ekstra realiai, būna, kad žmonės netgi patiria ir nuostolių tuos ten pirmus kelis metus. Bet, žinai, bet vis tiek namo pirkimas neturėtumėm galvoti, kas yra šiandien. Ne? Namo pirkimas yra ilgalaikė investicija. Ne? Gal šiandien mažiau uždirbsit, nes jūsų pajamos yra didelis, ne? Ir jums reikia sumokėti ne 20% taksų, o 40%. Bet mes galim galvoti, kad už 20 metų jūs jau mažiau uždirbsit, gal būsit jūs pensijai ir tada jūsų pajamos be abejo padidės, nes reikės mažiau mokėti mokesčių. Taip pat, aišku, ir vertė, kiek žino, vis tiek visos kainos kyla. Ne? Čia tikrai niekas nebus pigiau už 10 metų. Tai apie tai irgi turite pamastyti, kad ne tik kad apie šiandien, bet kas bus ateityje, kad namo vertė bus pakilusi ir galų galia tai yra kažkoks turtas. Aš manau, jeigu koks sunkumai gyvenime ar ką, vis kažką gali parduoti. Taip. Žinai, aš kaip sakau, jeigu turi dviratį ir jeigu užėjo sunkumas, pardavėjai vieną ratą ir nusipirkai duonos, ne? O kai tas žmogus, kuris neturi to dviračio, tai ir to rato negali parduoti. Inksta tada. Nu, jo. Turiu tokį klausimą iš tikro apie kaip skolintojai žiūri į buto pirkimą. Ar tai yra kažkoks skirtumas nuo namo pirkimo? Jo. Ir kokie veiksniai gali įtakoti, pavyzdžiui, jeigu perkant butą, kokie veiksniai gali įtakoti, kad bankas tiesiog
nemato tavęs kaip žmogaus, kuriam gali skolinti pinigus? Čia geras klausimas iš tikrųjų. Butai ir namai, butai dažniausiai turi šiek tiek kitokius kriterijus. Labai priklauso, kokiam aukšte butas, kiek aukštų statinys yra, kuo jis aukštesnis, tuo sudėtingiau padaryti ir truputį depozito daugiau reikia. Jeigu namui reikėtų 5%, butam kai kurie bankai prašo ir 10 ir 15%. Jeigu kalbėti trumpai apie butus, tai visi šitie butai, kur yra, tarkim, virš kažkokių parduotuvių, ar kažkokių ten maisto taškelių, ten kažkas kebabus pardavinėja ar alkoholį, labai sunku padaryti paskolą, nes bankai tai skaito... Didesnė rizika, ar ne? Didesnė rizika, daug triukšmo, daug kvapų, negerų tų kvapų ir bankas galvoja, kad bus labai sunku parduoti ateityje. Tai kas virš tų parduotuvių, tai reikėtų gal tokių vengti, nebent tai būtų new build, naujos statybos. Tada naujos statybos viskas kaip ir okei, nes jie jau daugiau tvarkos visą kitą. Bet va, kur jūs perka ten kebabus ir parduotuviai viršų yra butai, labai sunku tokiem padaryti. Trumpai, Remigijau, jei galėtum žmonėms papasakoti apie leasehold ir freehold. Tai kas tai yra ir kaip tai gali nulemti skolintojo požiūrį į pirkėją? Tai tik labai trumpai. Visi dauguma namų, 99% yra freehold. Jeigu taip liaudiškai pasakyti, tai yra jūsų statinys ir jūsų žemė. Visi butai, dauguma butų yra leasehold, jūs turit kažkokią sutartį gyventi šitam butė ten 100 metų ar 1000 metų, ir tai labai irgi nulėmė, ar gausim paskolą ar ne. Jeigu kai kurie bankai, jeigu jau tos lyso yra mažiau negu 85 metai, jau yra sunku gauti paskolą, be abejo, kai kurie bankai ir 70 metų duoda, bet ar jau norėsi pirkti, žinai, čia klausimas. O tai palūkanas gali įtakoti? Ne, palūkanas tikrai tai neįtakoja, paprasčiausiai gali būti gal kažkoks tas geresnis bankas nebeskolins, nes tas trumpas lysas. Tai aišku, tada galėsim kažkokį mažesnį banką, tos palūkanos būtų aukštesnis gali būti. Tai dėl lyso tikrai būkit labai svarbus dalykas, paklauskite agentūros, kiek metų liko lyso. Jeigu 80-85 jau turėtumėt būti atsargus. Be abejo, aš nesakau, kad tai ir blogai. Pragyvenus 2 metus, nusipirkęs tą butuką, leasehold butuką, 2 metus pragyvenę jūs galėsite dar pratęsti 90 metų. Tai irgi yra kaip ir idėja, kai jūs pratęsite 90 metų, be abejo, to buto vertė pakils. Bet tai kainuoja, ar ne? Be abejo, kainuoja lysą pratęsti palei tiek, kiek liko metų šito lyso. Jeigu, kiek mano žiniom, jeigu yra daugiau negu 80 metų, tai truputį pigiau kainuos negu mažiau negu 80 metų. Tai va su lysais turėtumėt būti labai atsargus. Į tai dėmesį, nes su lysais ateina ir service charge. Jo. Ir aš turėjau dabar tokią sudėtingą situaciją, įsiterpsiu, tokia moteris pardavinėjo savo butą ir service charge buvo netoli 3000, kas yra labai labai daug. Ir tai iš tikrųjų ir stabdė tą pardavimą, nes žmonės atsižvelgia, tai yra iš tikrųjų 3000 per metus, jeigu pažiūrėsim per 10 metų yra 30 000 svarų, tai yra didelė suma. Ir kas dar su jos butu buvo įdomu, kad butas buvo antrame aukšte ir tas pastatas neturėjo lifto. Ir žodžiu, pavyzdžiui, kas liečia Lietuvoje, ar ne, tai yra pakankamai standartiškai, 5 aukštų pastatas, jis neturės lifto ir kažkaip mes taip normaliai priimam. Čia Didžioji Britanijoje, jeigu mes perkam, tai būtų toks vienas iš geras dalykas, dėl kurio galima dėrėtis, ar ne? Pasiūlyti tam tikrą kainą pardavėjui ir sakyti, kad mes neturim lifto ir dėl to, nes buvo tikrai sunku tai moteriai parduoti, bet aišku, mes sutvarkėm, mes pardavėm tą butą, kaina buvo šiek tiek žemesnė, bet gale, finale ji buvo patenkinta. Jo, tarp kitko, jeigu dėl lifto daugumą bankų, jeigu 4 aukštų namas ir daugiau, jie jau nori, kad būtų liftas. Jeigu nėra lifto, jau čia prasideda problemas. Na, bet čia niuansai bankų kriterijų, žinai. Supratau. Dabar trumpai, kas yra remortgage? Kas tai yra? Kas yra equity? Galbūt, nes žmonės dažnai galvoja, kad jie daro remortgage, yra kažkokie laisvi pinigai iš kažkur nukritę iš dangaus ir mes tiesiog galim pasimti ir išvažiuoti atostogų. Kas tai yra trumpai ir labai trumpai suprantama? Remortgage tai yra praktiškai perfinansavimas turimo
to finansinių įsipareigojimų, tų palūkanų dydį. Ne? Dažniausiai mes užfiksuojam palūkanas ten 2 metam, ar 3, ar 5 ir kai baigės tie 2 metai, jūs automatiškai tampat ant banko tokia base rate, variable rate, kas yra ganėtinai aukštų. Šiandienai gal ten nuo 6,5 iki 8%. Jo. Lyginant, kur mes praeitą laidą apžvelgėm, kad ten buvo galima gauti ir už 4,7 ir dar net mažiau buvo. Tai, wow. Tai jo, taip praktiškai po to fiksuoto periodo, kai pasibaigė, mes darom tokį perfinansavimą, ne, ir ieškom tą dieną, kokios ir geresnės palūkanos. Kas svarbu, ne, dauguma žmonių, kadangi jau per 2 ar 5 metus ta namų kainos padidėjo, tai visą šitą įkutį, tą prieaugį, mes sakykime, kiti žmonės bando investuoti. Jie bandom išimti iš to namo tą prieaugį ir, tarkim, jis įsiėmęs ten 50, 60 tūkstančių ar 20, perka kitus namus. Jeigu aš investuosiu į naują BMW, tai bus kaip investicija ar ne? Nu, nemanau. Nekilnojamo turto brokeris rekomenduos? Gal ne, gal BMW investuoti. Aš labai norėčiau. Gal tikrai nebūtų. Bet žodžiu, yra galimybė įsimti equity. Jo, be abejo, jeigu pajamos leidžia ir žmonės nebijo investuoti, dažniausiai jie ir įsiema ir perka 2, 3 namuką. Aišku, čia priklauso nuo žmonių klientų kategorijos. Ne? Vieni nori truputį daugiau rizikuoti, kiti nenori visiškai rizikuoti. Kiti sako, mums yra gerai taip, kaip yra, mūsų planas per 20 metų išmokėti šitą paskolą ir mums ramiai gyventi. O tas įsiemimas, ar jis gali kažkiek įtakoti, nes vis tiek, jeigu mes įsiimam, tai reiškia, kad paskolos jau liks vėl daugiau. Padidės paskola. Tai reiškia, kad ar kažkaip gali įtakoti palūkanas mums? Nu, be abejo, viskas priklausys tas skirtumas, kokia namo vertė ir kiek yra jūsų skola. Ne? Jeigu jūs palikot 10% šito skirtumo, palūkanos bus, užsirašęs 4%, tarkim. Bet jeigu palikot 15% skirtumo tarp namo vertės ir skolos, jau šiai dienai yra 3,75. Ne? Tai viskas priklausys nuo to, kokia yra namo vertė ir kokia skola. Procentalė. Mes vadinam loan to value. Ne? Jeigu paliko 20% namo vertės, tai be abejo gausit geresnės palūkanas negu tie, kurie paliko tik 10%. Tai va čia pabendravę mes visus šitos dalykus ir paskaičiuojam ir žmonės nusprendžia. Toks patarimas gal būtų, kad jeigu mes neturim kažkokios aiškios strategijos, kur mes norime investuoti tos pinigus, ar ne, ir mes tiesiog norim gal jūs įsimti ir dėl savo kažkokio finansinio saugumo laikyti jos banko sąskaitoje, ar galbūt nusipirkti naujesnį automobilį, kad mūsų kaimynai pamojuotų važiuojant, tai gal kartais geriau tiesiog palikti tą equity ar ne ir pasirinkti tuos mažesnius procentus. Be abejo, čia, kaip sakau, čia kiekvieno žmogaus yra rizika. Mes turim savo skirtingas rizikas, kiekvienas skirtingai suprantam rizikas. Ir be abejo, jeigu jūs įsiėmėt tus pinigėlius, nusipirkot kitą namą, tai čia jau yra kaip ir mini versliukas, jau reikės jį prižiūrėti. Bus ir gerų dienų, bus ir blogų dienų. Bus gal kažkas ir sugedo, gal kažkas nesumokėjo. Tai jau turi tai vertinti kaip mažą versliuką, kur bus ir kaip sakau, ir gerų dienų, ir blogų dienų. Ir čia jau ta rizika pradeda žaisti savo žaidimą. Kitiem tai patinka, kitiem nepatinka. Ir kaip ir bet koks investmentas, tai gali suteikti ir malonumą, bet gali suteikti ir skausmo, be abejo. Dabar žmonėms, kurie perka namus, vis tiek įdomu, kiek visas tas procesas užtrunka. Čia mes abu galėsime maždaug pakalbėti apie tai, kiek užtrunka nuo namo įsirinkimo iki completion. Kiek laiko maždaug? Šiaip kaip iš mano pusės, kaip paskolų brokerių, tai pats šios paskolos gavimas neturėtų užtrukti ilgai, sakykime, iki 2 savaičių. Ne? Pats pirkimas, Tomai, tu galės labiau papasakoti, tokia yra chain, mes vadinam grandinę. Ne? Tai čia labai svarbus dalykas. Ne? Jeigu ta grandinė susidaro labai ilga, tai gali labai ilgai užtrukti, tai gali užtrukti 6 ir 12 mėnesių. O tai yra kažkoks paskolos galiojimo laikas? Jeigu, pavyzdžiui, ta grandinė yra 12 mėnesių, ar gali būti, kad tas mūsų pasiūlymas jau iš banko nebegalios? Be abejo, paskolos dažniausiai galioja apie 6 mėnesius, pats tas mortgage offer mes vadinam. Jeigu yra new build statinys, tai truputį ilgiau, jie duoda gal 9 mėnesius. Bet čia kažkaip nereikėtų gal labai nusiminti, jeigu gavom vieną paskolą, gausim ir dar vieną, ne? Nebent kažkas pas jūs pasikeitė asmeniškai, ar ten darbus pakeitėt, ar prarado darbus, ar kažkas atsitiko. Šiaip nereikėtų bijoti, nenusipirko, tą mortgage mes pratęsime, ne? Bet aišku, finansinė situacija turėtų būti nepasikeitus šeimoje, ar ten negali būti pakeitimų didelių, dramatiškų vienu žodžiu. Supratau, o tarkim, nieko nereklamuojant, norėčiau tai paklausti, pavyzdžiui, apie apskritai, kad perkant namą ar ne, kad mes galvom tik tai apie paskolą, apie kažką, bet mes dažnai negalvom apie tuos additional fees, ar ne? Taip. Visų pirma, tai norėčiau paklausti tavęs kaip mortgage brokerio, aš nežinau, ar atskleisi žmonėms ar ne, ar kainuoja
pas jūs, Remigijau, kažkiek ateiti ir tvarkytis tą paskolą? Kaip jūs ar čardžinat ar ne? Tai čia toksai tik tai šiaip klausimas. Nežinau, žinokit, aš darau 25 metus beveik tos mortgage'us. Aš neimu jokio mokesčio, ne, aš gaunu komisinius iš banko, ne. Daugumą, aišku, mano kolegų ima kažkokį mokestį už tą mortgage tvarkymą. Aš neskau, kad tai blogai, čia jau yra jūsų kaip klientų pasirinkimas. Visi mes tuos komisinius gaunam iš banko, bet kai kurie brokeriai gal turi didesnių išlaidų ar dėl kažkokių kitų priežasčių, jie ima kažkokį mokestį. Aš pats asmeniškai jo neimu, ne, dėl to galva jums būtų šiek tiek lengviau su manim, nes jeigu ar kažkas nepavyktų, ar jums nebeparduotų to namo, jūs kažko finansiškai labai nenukentėtumėte, ne? Nes vis tiek, Domas, Tomai gali papasakoti, vis tiek, aš manau, žmonės, kur perka, visko atsitinka ir nutrūksta tos grandinės. Ir čia labai dažnas dalykas, iš tikrųjų, man kaip... Kokia dažniausiai yra priežastis, kodėl grandinės nutrūksta? Ar tai skyrybos, ar tai finansiniai dalykai? Kokie pagrindinės dalykai? Aš sakyčiau, tokios asmeninės priežastys, dažniausiai tai tos asmeninės priežastys pakiša koją ir man labai būna gaila pardavėjų ir aš kažkaip, man gaila, kad nėra kažkokio įrankio, kuris, ar ten kažkoks būtų kažkoks mini depozitas ar ne. Kartais žmonės tiesiog jie duoda pasiūlymą, tas pasiūlymas iš pardavėjo priimtas yra ir tas procesas viskas prasideda ar ne, ir kartais būna, bet kai yra ta grandinė, tai pavyzdžiui žmonės, kurie pardavinėja, kurie aš atstovauju ar ne, jau jie ruošiasi kraustytis, jau jiems ten išlaidos irgi papildomos atsiranda. Ir būna žmogus tiesiog paprasčiausiai dėl neaiškių priežasčių dingsta. Tiesiog, tai čia labai yra dažnas ir labai gaila, kad tam nėra saugiklių. Tai aš kaip nekilnojamo turto agentas iš tikro prieš atstovaudamas pardavėją, aš labai įvertinu pirkėją, įvertinu iš tikrųjų ir psichologija čia yra labai svarbi, tu žiūri to pirkėjo patikimumą, ar ne, tu su juo turi netgi keletą pokalbių, nes mano kaip agento ir yra pagrindinė užduotis, tai užtikrinti, kad tas procesas būtų nenutrūkstamas ir kuo įmanomas sklandesnis, ar ne, nes tie nutraukimai, tai jie kainuoja ir laiko, nes, žodžiu, labai daug galima prarasti. Tai iš savo pusės ir savo klientams, kas sakau svarbiausia, nes daug agentų, jiems tiesiog svarbu susidėti gražias nuotraukas į internetą ir jie tai vertina savo darbą. Man yra svarbu įvertinti pirkėją. Tai tas mortgage principas ateina labai svarbu, aš visada klausiu, pirmas klausimas yra, ar tu turi tai ir ar mes galim judėti į priekį. Tai aš manau, jums kaip agentam labai svarbu, ne, kas tas pirkėjas ir jis pirmą kartą perka, ne, be abejo, tada tos gal grandinės nėra, jeigu kažkas, sakykime, perka, bet jis dar pirmą savo turi parduoti, tai čia jau automatiškai grandinė. Aš labiausiai mėgstu cash buyerius, tai man yra labai mėgstami žmonės, aš jiem ir kavos nuperku, ir sausainių pasiūlau. Tai be abejo. Labai retas dalykas, ar ne, kad tas cash, mano srityje, kad cash buyer tai yra labai, labai retas, jie daugiau investicinės pusės jau. Bet aš bairis tikriausiai niekada nebus cash buyer. Jo, bet jeigu žiūrėt, manau, iš pardavėjo pusės, gal, aišku, cash buyers greičiau, ne, gal šiek tiek pasitvarkytų, bet manau, kitas svarbus dalykas ta kaina, ne. Tas, žinai, jeigu aš parduodu namą, aš tikriausiai noriu gauti kiek galima daugiau. Taip. Žinai, ar tu ateisi su cashu ar su paskola, gal man labai nerūpės, nes kiek daugiau gauti. Aišku, jeigu skubi, tai be abejo, cash pirkėjas, tas grynų pinigų turėtojas, be abejo, yra prioritetas. Ir sakiau, ir kaip apkalbėjom, kad ta grandinė nenutrūksta, žmonės yra pasiryžę, žmonės žino, ko jie nori, jie ateina, sumoka ir viskas, tai šiais laikais tas laikas ir tai yra svarbu. Ar yra kažkas dar, ką norėtum patarti žmonėms, Remigijau, prieš perkant būstą, kas liečia paskolos ėmimą, bet kažkoks... Ką svarbu, ne, reikėtų vis tiek pasitikrinti, kiek jūs savo galite leisti pasiskolinti iš banko, ne. Antras dalykas labai svarbu, kiek jūs norit mokėti į mėnesį, kiek jūsų biudžetas leidžia mokėti. Trečias dalykas, gal reikėtų, kad patikrinčiau vis dėlto tą kredito istoriją, išduočiau tą sertifikatą, agreement in principle ir tada, aišku, savim pasitikėdami gali pradėti ieškoti tuo namukų, nes kad ir kaip būtų, kaip ir Tomas minėjo, tas agreement in principle suteikia jums daugiau laisvės ir agentūros brokeriai jumis labiau myli, nes jūs turite sertifikatą, ne.
Ir viskas, kai surasit namuką, tada jau kiti svarbesni dalykai, aš pabaigsiu paskolą daryti, tada įsibėgės ir advokatai, ne? Ir manau, mes su Tomu dirbam su daugeliu advokatų, kur tikrai galėsim parekomenduoti ir lietuvių kalbančius advokatus, kas tikrai gali padėti ir lengviau suprasti patį procesą. Aš dėl to iš keletą lietuvių grupių parašiau, kad iš tikrųjų, kas yra gerai čia, ką mes turim ir ką mes darom, tai yra viskas po vienu stogu. Viskas po vienu stogu. Ir aš nežinau, yra tas, kad, tarkim, lietuviai, pirkėjai ir pardavėjai, jie kažkaip linkę pasitikėti lietuviais. Ir aš galvoju, kad tai yra visai geras dalykas. Aš galvoju, kad mums reikia vieni kitus skatinti ir dirbti kartu. Dėl to mes ir norim sukurti tą tokią community aplinkui visą tai, aplinkui investicijas, aplinkui nekilnojamą turtą. Tai manau, kad tai yra svarbu. Aš turiu labai vieną svarbų klausimą. Šiandien kalbėjau su savo sesė, nežinau, jinai labai nesidžiaugs, kad ją paminėjau. Ir ji turėjo tokią situaciją, galbūt iškirpsiu tikriausiai, gali būti, kad iškirpsiu. Tai ji turėjo mortgage advisor, jis jai davė pasiūlymą ir galiausiai finale, kas atsitiko, ji nuėjo į savo banką, su kuriuo jau turėjo paskolą. Ir jie gavo geresnį dar pasiūlymą iš banko. Ar tai realu, ar tai yra, ar mano sesė tiesiog man melavo? Nemelau, tikrai nemelau. Aš visą laiką klientam padariu, kad reikia pasirinkti tą paskolą tokią, kokia yra pati geriausia. Taip. Nesvarbu per mane ar tiesiogiai per banką. Ne. Bankai šiai dienai tikrai neturi dvigubų kainų. Neturi. Mes vadinam dual pricing. Ne. Seniau gal prieš kokius metus, 2-3 gal buvo, kad ten arba brokeriam duoda geresnį palūkanas, arba nuėjus tiesiogiai į banką. Ne. Tai iš tikrųjų aš vis laik patariu, kad labai būtų gera, kad žmogus pasidomėtų, kokios palūkanos pas jį bankė yra, kokios yra pas mane ir išsirink pačią geriausią variantą. Ne? Gali būti, kad kažkas brokeris ten kažkokį gal sudėtingesnį banką naudojo, savas bankas pasiūlė daugiau, bet kad ir kaip būtų, ne? Aš dirbu su šimtais banko, ne? Jūs turit vieną banką, tarkim, sesuo turėjo Barclays banką, ne? Barclays vienas bankas, aš dirbu su, šimtais bankų. Tikrai manyčiau, kad gal turėčiau aš geresnę paskolą gautą, ne? Bet, kaip sakau, daug visokiausių niuansų, ne? Ten ir kredito istorijos, ir finansai. Vieni bankai daugiau skolina, vieni bankai skolina 4 kartus, kiti skolina 6 kartus. Šiandien gavau žinutę, kad kažkas skolina ir 7 kartus, ne? Taip pat ir 7 kartus? Taip. Wow. April mortgages, šiandien gavau žinutę, 7 kartus skolina. Wow. Tai taip pat ir apie depozitą, jeigu žmonės visiškai neturi depozitą ir tai įmanoma padėti, 100% paskolas vis dar yra, ne? Yra visai nemažai bankų, 3-4 bankai, kas skolina be depozito. Visiškai man nereikia turėti jokių pinigų, visiškai nereikia. Nieko, aš tik turiu savo payslipus 3 mėnesių. Jeigu esu employee, turiu 3 mėnesių statementus ir aš galiu eiti ir sakyti, duokit man. Tikrai su mielu noru padės. Gal svarbus dalykas yra, kai jeigu perkat be depozito, ne, šitos paskolos labiau pritaikytos yra žmonėm, kurie nuomojas, kad valdžia nori padėti. Valdžia tikrai nori, kad jūs nusipirktumėt savo. Taip. Tai čia būtų labai svarbu, kaip jūs mokat nuomą. Ne? Jie norės matyti, ar jūs mokat tiesiogiai landlordui, ar jūs tiesiogiai agentūrai. Visi šitie variantai tikriausiai, kur jūs jeigu landlordui mokat grinais pinigėliais, tikrai nepraeis. Tai būtų labai geras patarimas, jeigu norit nusipirkti, norėtumėt pasitikrinti, nebemokėkit jokių grinų pinigėlių landlordui, mokat tiesiai į banką, arba agentūrai, arba landlordui ir tada bankam labai patinka. Nes šitie 100% paskolos yra skirtos žmonėm, kurie nuomojas. Nes visi žinom, Londone nuoma yra milžiška, labai sunku sutaupyti. Ir Skipton Building Society, ir tokie April mortgages, aš užsirašęs palūkanas 5,2. Ir tai tikrai nėra tos palūkanas 100%. 100%, ne? Ir tikrai jos nėra tokios, kad jūs įstumtų į kažkokią bėdą ar būtų sunku mokėti. Jos ganėtinai normalios. Tai jo, tikrai skambinkit. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti taip, kad jaunam žmogui užlipti ant tų, kaip vadinamų ant ledo. Ypač Londone gyvenant, wow. Tai va tokie, kad yra tokie dalykai vietoj. Aš dabar noriu paklausti vieną tokį, atėjo į galvą apie shared ownership.
Kaip tai yra su bankais, kaip jie tai žiūri, kaip skolina, vat, galbūt irgi suprantamai mūsų klausytojui, kuris galvoja, vat, nusipirksiu ten share ownership. Taip. Kas apskritai tai yra trumpai ir kaip gauti paskolą? Jo, share ownership, žinokit, toks labai įdomus variantas, ne? Dauguma žmonių, tikrai dauguma mano klientų, kai aš negaliu padaryti paskolos, sakykime, dėl kažkokių priežasčių, mažos pajamos, tarkime, ne? Arba mažas depozitas, pradinis įnašas jo. Ir aš sakau, gal mes norim, kad pakalbėtume apie share ownership, žinai. Ne, aš nenoriu, sako, ne. Ir aš tada kitą klausimą sakau, kodėl nenori pakalbėti. Tai pasakyk, kas blogai, žinai. Ir dažniausiai žmonės neturi ką pasakyti, nes kažkur kažką girdėjo. Mes grįžtam prie socialinės medijos, kad kažkas sakė. Kažkur ten blogai. Ten nesakau, kad yra idealus variantas, bet jis tikrai yra geriau, negu jūs nuomojatės. Kuom gerai share ownership? Jūs net nepatikėsit. Tarkim, jeigu jūs perkat butuką, ne, už 400 000, share ownership reiškia, kad jūs pirksit kažkokią dalį, kažkokią jūs nuomositės. Jo. Bet dabar jūs įsivaizduojate, jeigu jūs perkat už 400 000, tik 25% to butuko ar namuko, ne, tai yra 100 000. Ne? 100 000 jums reikia man gauti paskolą iš banko. Tai kaip sakiau, minimum 5% depozitų. Tai jūs įsivaizduojate, už 5000 svarų jūs įsigijat 400 000 vertės butą, nu, jūs patys suprantat, už 5000 čia mašinos geros nenusipirks, o jūs įsigijat tai, bet... Realiai, čia tik perliksiu, realiai, pavyzdžiui, jeigu mums lieka 95% pasimti paskolos, tai realiai 95 000. Jeigu mums bankas skolina, nu, sakykime, 4 ar 4,5 karto, tai mums užtenka vieno žmogaus algos, kuris uždirba 25 000. Jo, truputį kitaip skaičiuojas, bet pagrindinis klientai share ownership yra žmonės, kur nedaug turi depozito ir kur mažai uždirba. Ir trečias faktorius yra, jeigu žmonėm reikia gyventi, tarkim, arčiau Londono. Ne? Tikrai daug klientų, kurie ten, sakykime, dirba Londone, jiem reikia grįžti naktį ir jiem reikia to butuko, kur būtų metro traukinys važiuotų visą naktį, tarkim. Ir tada share ownership visai neblogai skamba, jūs nusiperkate kažkokį dalį, įsivaizduojate su 5000 depozitu ar 4000 ten depozitu ir jūs turite tą butuką tik 25%. Dažniausiai mano klientai praėjus 2 metam kažkas pagerėjo, tarkim, ar daugiau pradėjo uždirbti, ar, sakykime, kažkokia mergina susirado draugą, ne? Ir tada jau galim naudoti draugo pajamas, ar jos padidėjus pajamas ir jūs įsipirksit likusią dalį. Visą laiką galėsite įsipirkti 100%, visą laiką. Tai aš manau, tikrai tas variantas ir geriau negu nuomotis, nes tikrai už minimalius įnašus jūs galite turėti visai neblogą variantą. Kaip tas atsipirkimas atrodo? Pavyzdžiui, dabar mums reikia atsipirkti 300 000 dalį, mes jau kiek įmokėję, tada darom tą remortgage, ar ne? Taip. Ir tada kreipiamės į Building Society. Tikriausiai, ką to norėjau paklausti, kai jūs norėsite įsipirkti likusią dalį, ne? Tai čia šiek tiek yra minusų jau. Atsiprašau, kai jūs norėsite įsipirkti likus, jūs pirkot, grįžkim vėl prie 400 000, ne? Sakykime, jūs turėjote 25% ir jūs norite įsipirkti likusią dalį, likusių tos 300 000. Tai kame minusas, tai jūs po tų 2 metų, jeigu jau norėsite įsipirkti, turėsit šitą butuką perkainuoti. Tai jeigu tą namuką įkainavo, sakykime, 500 000, tai va jūsų likusią dalį, tie 75%, kurie ne jūsų, jūs jau turėsite įsipirkti didesnę sumą. Nu, bet čia yra minusas, bet pliusas yra ir iš jūsų pusės. Jeigu jūs norėsit parduoti ir namas pabrango, tai jūsų dalis irgi bus vertingesnė. Tai dėl share ownership tikrai reikėtų pasidomėti, tikrai neblogų variantų yra tikrai ir su labai minimaliu depozitu ganėtinai geros kokybės nekilnojamo turto galite įsigyti. Super, o ar palūkanos aukštesnės? Ne. Viskas tas pats? Palūkanos viskas gerai, ne, tikrai jokių ten nėra diskriminacijos, ne, ar tu ten perki share ownership, ar tu perki kažkokį kitą namą, nes jau gal kaip ir diskriminacija gautų. Tik tiek, kai kurie bankai neskolina share ownership. Jie paprasčiausiai nėra susidomėję ir visa kita, ne. Bet tai yra labai retas bankas, kuris nepaskolintų share ownership. Tai žinokit, share ownership reikėtų pamastyti, nes gaila man savo klientų, kur vis galvoja, aš rytoj nusipirksiu. Ir tas rytoj susitinkam po 5 metų, jie vis toliau nuomojas. Tai aš sakau, tai pabandom share ownership, nusipirksit, turėsit savo. Vis tiek jūs turit suprasti, žinokit, koks malonumas yra pareiti savo namus, ne, atsirakinė duris, vis tiek jis yra jūsų.
Dauguma žmonių, gal norėjau paminėti, visi galvoja, kad čia shared ownership kažkas, nusipirkau shared ownership ir man dar reikia su Tomu dalintis. Ne, su Tomu nesidalinsiu, čia yra mano, tik tai ta likusi dalis priklausys kažkokiai housing association ar ten building association, kažkokiai dalį. Tikrai jūsų namus nieks ateis, land registry bus užregistruotas jūsų vardas, su nieko dalintis nereikės. Tai čia geras dalykas iš tikrųjų. Niekas nenori nieko dalintis. Šiais laikais niekas nori dalintis, turėti savo. Čia shared ownership yra skirta kai kuriem klientam. Bet tikrai rekomenduočiau pasidomėti ir jeigu tai yra jums, kodėl ne? Puikiai. Tai aš galvoju, kad šiam vakarui mums antrai laidai užteks. Tikrai žiauriai daug iš tikrųjų aptarėm. Jei kažko neaptarėm, prašau, kreipkitės, klauskit, būtinai padėsim. Pakonsultuosim ir grįžtam prie to, kad čia yra to projekto visa esmė, edukuoti žmonės, kalbėti. Aš galvoju, gal trumpai apžvelgsim, kas pas mus bus kitoj laidoje, tai aš galvoju, kad kitoj laidoje mes daugiau kalbėsim apie buy to let, apie investicijas, kas yra svarbu. Kažkaip norėjusi iš tikrųjų tuos pakabinti, dabar tą basic tokį, ar ne, tą pirmo karto pirkimus. Norėčiau užbaigimų iš savo pusės pasakyti, ar ne, kaip iš nekilnojamo turto agento pusės, kad pirmą kartą pirkdami emocijas į šalį, daugiau racionaliai žiūrėkit į pirkimus, atkreipkite dėmesį, kur perkat, kokioj vietoj perkat, ar ne, į nekilnojamo turto būklę atkreipkite dėmesį, tai iš tikrųjų yra svarbu. Ir nebijokit kreiptis į profesionalą, nebijokit patys neikit, pasiimkit kažką su savim, kas supranta, suvėriai tikriausiai pasiimkit, jeigu galvojat, kad reikia ar ne. Ir ką norėjau pažymėti, kad nekilnojamo turto agentas nebūtinai parduodant, bet ir perkant gali jums būti iš tikrųjų labai naudingas, nes jis turi dėrybinių sugebėjimų, jis viską mato jau iš tos profesionaliosios pusės. Tai tikrai nebijokit, kreipkitės, klauskit ir mes padėsim Remigijau pabaigai kažkokį. Tai žinokit, kaip ir minėjau, žinokit, nieko jums nekainuos įvertinti savo sąlygas. Aš tikrai jūs užvesiu ant to kelio, ne. Jeigu bus įmanoma padėti, tikrai persiversim per galvas, kad jums padėt. Paklausti nieko jums nekainuos, nieks per galvą neduos, tikrai pasitikrinkit savo galimybės. Jeigu ir nepavyktų šiandien, aš tikrai jums suplanuosiu, kaip tai padaryti per 6 mėnesius ar 12 mėnesių. Tikrai mes su Tomu jūsų lauksim ir manau, Tomai, gal mums, kad čia tiek daug mūsų neklausytų, gal mes ir svečių jau pradėsim pasikviesti. Aš taip ir galvoju, kad kitai laidai ir dar kitai laidai jau reikėtų kažką pasikviesti. Dar ką norėjau paminėti, kad dabar turim 8 valandas vakaro. Dažniausiai žmonės negali darbo metu ar kažką, tai aš norėjau pažymėti, kad iš tikrųjų mes norim padėti ir mes esame labai lankstus. Taip. Mes darom meeting ir Zoom, mes darom ir galite atvažiuoti ir į ofisą, ir telefonu. Tai tikrai nebijom, kreipiamės, perkam nekilnojamą turtą, investuojam į savo vaikų ateitį ir ką. Gero vakaro. Gero vakaro visiems. Ačiū labai.